Stebuklingas tolumų medis. Enid Blyton. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. Leidykla Garnelis. Knygą skaito Vasilijus Košic. Pirmoji knyga Užburtas miškas. 11 skyrius Staigmena po staigmenos. Rodos čia nieko nėra, tarė Betė, atsargiai dairydamasi. Tai kas uždegė žvakę? Paklausė Mėnulveidis. Ir jo plačiame apskritame veide buvo matyti nerimas. Mes jos degančios nepalikom. Staiga tėtis Lokys piktai suurzgė ir parodė į savo kėdę. Kas sėdėjo mano kėdėje? Paklausė jis. Kas sėdėjo mano kėdėje? Pakartojo mama Lokė ir parodė į savo kėdę. Kas sėdėjo mano kėdutėje ir ją sulaužė? Pravirko Lokiukas. Betė sukikeno. Pasaka apie 3 lokius virsta tikrovę, tarė į Franiai. Dabar jie kalbės apie košę. Taip ir buvo. Kas valgė mano košę? Piktai paklausė tėtis Lokys. Kas valgė mano košę? Pakartojo mama Lokė. Kas valgė mano košę ir visą surijo? Raudojo Lokiukas, šaukštu gramdinamas tuščią lėkštę. Kaip paslaptinga, tarė Mėnulveidis, kažkas uždegė žvakę, kažkas sėdėjo kėdėse, kažkas valgė košę, bet kas? Šį kartą ne aš, įsiterpė Auksakasė. Sniego mūšėje aš visą laiką buvau su jumis. Taip, Lokiai, tikrai buvai, meiliai suurzgė tėtis Lokys ir patapšnojo mergytei per nugarą. Jis ją labai mylėjo. Bet mes nerandom vargšo Džo, tarė Betė. Ką jis darys toje baisioje šaltoje šalyje? Siūlai vėl eiti jo ieškoti? Paklausė Franė ir sudrebėjo prisiminusi, koks ledinis vėjas pučia lauke. Ne, ryžtingai pareiškė Mėnulveidis. Nekelsim kojas iš trobelės, kol saugiai grįšim į mišką. Ko gero dabar Džo išgelbėti neįmanoma. Koks čia garsas? Staiga paklausė Auksakasė. Visi įsitempė ausis. Gretimame kambaryje kažkas tyliai knarkė. Ten pasižiūrėti niekam neatėjo galva, tarė Mėnulveidis. Kas tai galėtų būti? Ša, paliepė Auksakasė. Jei užklupsim jį miegantį, lengvai įveiksim, niekur jis nepabėgs. O jeigu pabus, gali nuožmi priešintis. Visi pirštų galais nutepeno prie miegamojo durų ir po vieną įsėlino į vidų. Kas gulėjo mano lovoje? Suniurzgė tėtis Lokys. Ša, piktai perspėjo Mėnulveidis. Kas gulėjo mano lovoje? Pasipiktino mama Lokė. Ša, ėmė tildyti kiti. Kas gulėjo mano lavelė ir kietai joje tebemiega? Paklausė Lokiukas. Visi sužiūra. Tikrai, kažkas joje miegojo. Kažkas baltas. Baltasis Lokys? Baltasis Lokys? Baigščiai tarė Mėnulveidis. Užrakinkime jį, kol nepabudo, pasiūlė tėtis Lokys. Jam gali pasirodyti, kad mes priešai. Visi puolė iš kambario, garsiai užtrenkė duris ir užrakino. Sugavom, džiūgavo Mėnulveidis. Džo krūptelėjęs pabudo. Kas jį užrakino? Negi stebuklingasis senis besmegenis vėl jį sučiupo. Jis ėmė rėkti ir daužyti į duris. Betė su Frane pažino brolio balsą ir garsiai suklekė. Mėnulveidi, tai Džo, Džo. Jos puolė prie durų, atrakino jas ir šoko Džo į glėbį. Berniukas iš nustebimo neteko žado ir apkabino seseris. Kaip jūs čia patekot, paklausė jis. Kaip tu čia patekai, sušuko Betė su Frane. Eime į virtuvę, pavalgysim karštos košės su pienu, tarė Auksakasė. Sušilsim ir pasikalbėsim. Visi klegėdami nuėjo į virtuvę.
Auksakasė samčiu įkrėtė košės į mėlynus dubinėlius ir išvirė karštą šokoladą. Netrukus visi saldėsi košę ir gėrė karštą šokoladą. Džo pylė į košę pieno ir linksmai nusišypsojo draugijai. Tai bent nuotykis, tarė jis. Kas pirmas pasako savo istoriją, aš ar jūs? Jis pasakoja pirmas. Paskui Bėtė papasakoja, kaip Mėnulveidis keliavo pas Trislokius pagalbas ir koks nuožmus buvo sniego gniūžčių mūšis. Nelinksma man dėl to mūšio, graudžiai tarė tėtis Lokys. Baltieji lokiai mūsų pusbroliai. Jie visada su mumis būdavo draugiški, o dabar staiga tapo priešais. Tikėkimės, kad jie neras mūsų trobelės, tarė Auksakasė ir pakabino košės. Mėnulveidi, paburk, kad grįžtume į mišką. Laiko turime per akis, atsiliepė Mėnulveidis ir įsipylė dar vieną padelį karšto šokoladą. O laiko jie, žinokit, neturėjo. Kaip tik tą akimirką Auksakasė suspygo ir parodė į langą. Kažkas žiūri, sukliko jie. Nekvailiok, subarė Mėnulveidis. Aš nekvailioju, pasipiktino Auksakasė. Kažkas žiūrėjo pro langą. Kas tai galėtų būti? Durų rankina pasisuko, sušuko Mėnulveidis ir, šokęs prie durų, žaibiškai jas užrakino ir užsklendė. Tėtis Lokys atsikėlė ir nuėjo prie lango, įsižiūrėjo į pūgą, nieko nematau, tarė, o paskui garsiai suriaumojo. Ne, matau, baltuosius lokius, jie apsupo mūsų trobą. Ką darysim? Pro duris jie neįsiverš, pro langą irgi, tarė Mėnulveidis ir nutaisė nuožmę miną. Durys sudrebėjo, bet atlaikė, kažkas jas daužė. Mes jūsų neįleisim, suriko Džo. Į tą, kuris bandys atidaryti ar išdaužyti langą, paleisiu virdulį, pagrasino Mėnulveidis, šokinėdamas po kambarį su virduliu rankoje. Mėnulveidi, virdulyje karštas vanduo, tarė Franė, atsargiai, vos neapipylė manęs. Apipilsiu Lokį, kuris drįs čia verštis, sukliko Mėnulveidis, taškydamasis aplinkui garojantį vandenį. O Dieve, tarė Bėtė, lysk po lovą, Franė, man atrodo Mėnulveidis pavojingesnis už Lokius. Netrukus Mėnulveidis suprato, kad jos teisios ir kad mojuoti pilnų karšto vandens virdulių kvaila ir pavojinga, todėl jie atsargiai padėjo. Paskui tėčiui Lokiui toptelėjo gera mintis ir jis užtrimė duris didžiuoju stalu. Darėsi vis įdomiau. Džo ir mergaitės buvo nusigandę, bet sykiu ir susidomėję, ko viskas baigsis. Uf, šuvokštė baltieji lokiai lauke, bet nei pro duris, nei pro langą įsiveržti negalėjo. Ir tada jie sugalvojo dar vieną būdą. Trobelė turėjo platų ir didelį kaminą, nes židinys buvo milžiniškas, senoviškas. Vienas lokių užsirapštė ant stogą, paskui jį dar 3. Pirmasis šlumštelėjo į kaminą, bumt, paskui jį sušoko antrasis, trečiasis, ketvirtasis. Jie dundėdami sukrito ant židinio ir skubiai nušoko ant grindų, toliau nuo ugnies. Pasiduokit, suriko pašiurpusiems vaikams ir lokiams. Pasiduokit, laukia stebuklingasis senis besmigenis. Įleiskite jį.